Sveiki, parodysiu, kaip darau paprastas kolonėles. Pirmiausia, reikia lygaus paviršiaus, dažniausiai naudoju plokštę nuo kokios spintos ar panašiai. Toliau įrankiai. Reikia akumuliatorinio suktuvo, plono grąžtelio, kurio storis mažesnis, nežinau kiek, gal trečdalių, tarkim, už naudojamo varžtelio. Ir aišku, varžtelio reikia turėti daug. Tada šitas įrankis varžtelių gilinimui. Ne varžtelių, o medvaržčių turėčiau sakyti, manau. Jisai tiesiog padaro, čia mano plokštė, va tokius įdubimus, kad įsukto varžto galva, fokusuok, pasislėptų plokštėje. Ir pradedu dviejų plokščių sujungimą nuo to, kad vieną pritvirtinu su tokiu, kaip čia pasakyti, spaustuvu, verštuvu. Neatsimenu, kaip jis vadinasi net. Pritvirtinu prie savo darbinio paviršiaus, paruošiu vieną skylutę, gręžiu jas sudėjęs taip, kaip jos turi būti. Ir tada prasigręžia net į čia, į tą kitą plokštę. Tada įsuku varžtelį truputį į šitą ir prisuku. Tiesiog svarbiausia pirmą prisuk, nes jį tada negali judėti šonus, o tada jau galima drąsiai išgręžti likusias ir tada jau įsuk visas iš karto. Svarbiausia vieną padaryti, kad prikabinti. Štai vienas įsuktas. Dabar belieka paruošti skylutės kitiem, o laikosi dabar jau viskas, todėl jau tampa daug paprasčiau. Šitoj mažoj plokštėj tai dar vieną per vidurį ir vieną krašte darysiu. Tai va, plokštės pas mane išpjautos diskiniu pjūklu, dėl to kampas geras, viskas gražiai sueina, todėl turėtų būti visai lengva surinkti viską. Aišku, anksčiau pjaudavau siaurapjūkliu ir siaurapjūklis toks įrankis, kurį, manau, dažniau žmonės turi negu diskinį rankinį pjūklą. Bet galima ir su juo apsieiti. Štai visi varžteliai prisukti. Dėl jų išvaizdos aš nesirūpinu, nes jie nebus matomi užbaigtoj kolonėlėj. Štai turime dvi sienas sujungtas. Ką darydavau anksčiau, tai susukdavau absoliučiai viską. Tada sužymėdavau kraštinės, tarkim čia A, B, B, C, C, tiesiog kurios su kuria liečiasi, ir išrinkęs sutepdamas klijais surinkdavau. Bet manau, kadangi šįkart tiksliau išsipjoviau plokštės su geresniu įrankiu, tai manau bandysiu iškart suklijuoti šitas dvi. Deja, iškart suklijuoti kaip ir nematau būdo, tenka vis paruošti varžtam viską, nes kitaip tai klijai užstingtų, kol išgręžtumėt ir viską. Aišku, jei kas turit būdų, tik nesiūlykit green klijavimo, nes tam reikia labai daug visokių spaustuvų ir panašiai. Tai jeigu be klijavimo, be krūvos spaustuvų turit kokį greitesnį būdą, siūlykit. O aš darau šitaip. Dabar te reikės atsukti varžtelius. Paliksiu juos dalinai įsuktus į šitą plokštę, du kraštinius dar truputį išsikišusius. Tada sutepsiu klijais vieną iš plokščių ir suveršiu, ir bus suklijuota. Štai taip. O tada priveržiame. Štai suklijuota. Ištriškusius klijus išoriai nuvaliau. O viduje tiesiog subraukiau va taip su pirštu, kad suformuotų tokią liniją, kuri tikrai užtikrins, kad kolonėlė sandari. Toliau, žinoma, pagal šią konstrukciją akivaizdu, kad reikia tvirtinti šonus, tada viršų, tada galą. Mano apatinę plokštelę, kaip pastebėjau, per vėlai, aišku, vis tiek būčiau naudojęs, tai nėra skirtumo.
buvo truputį atsiskyrę sluoksniai pas ją, tai aš įterpiau lipalo ir suspaudžiau su tokiu spaustuvėliu, palauksiu biškį ir susikliuos bus kaip nauja. Taip pat vienas pastebėjimas, kad čia taip kaip ir lygiai su čia aukščiau, kas gerai, reikia visada stengtis, kad plokštuma neiškiltų aukščiau krašto, nes jei kraštas aukščiau kaip čia, tai labai paprastai galima bus tiesiog sušveisti lygiai, bet jeigu čiučiu žemiau kaip čia atsitiko, tada jau šakės, bet čia pačia ir labai mažai, tai dar susišveisti, nesimatys. Todėl nusprendžiau taikyti vieną tokį metodą. Čia turim šoną, jį tai padėjus yra tikimybė, kad kažkiek jis bus aukščiau, nes jeigu čia nėra idealus kampas, todėl nusprendžiau po juo truputį padėti kažką, nežinau ką, bet įtariu, kad padėsiu reklamų kokių nors. Tiesiog popieriaus storita, blizgaus popieriaus. Ir to turėtų užtekti pakelimui, kad turėčiau kaip sušveis gražiai. Limpopo, blyn. Padedam po plokštę, dabar negaliu, bet manau suprantate esmę ir tada dirbam su šita kraštinė. Padėję po ten dirbsim su ta. Panašu, kad limpopo pasiteisino ir šitą turime visur labai gražiai, truputį nušveitimui ir jokio iškilimo. Nieks niekur neiškyla, turėtų labai gražiai susišveisti. Sukau tik 2 varžtus, nes neverta persistengti, klijai viską laiko, svarbiausia, kad kažkas laikytų prieš klijam laikant. Dabar šitą sieną, kadangi dabar galiu padėti dėžę taip, tai manau nereiks net pasitikėti jokiais limpopo, o pats asmeniškai užtikrinsiu tinkamą sugulimą čia. Štai dar viena siena priklijuota, o toliau tai jau viskas lygiai taip pat su antra. Štai abi sienos vietoje. Dabar laikas tvirtinti viršų. Tačiau yra vienas toks dalykas, aš nenoriu, kad matytųsi varžtai viršuje. Todėl bandysiu tiesiog priklijuoti vien klijais. Tik dar nežinau, kaip tai padaryti, nes gali būti, kad čia truputį susiglaudę ar prasiskyrę yra. Tai reikia išmąstyti. Na, pasirodė akivaizdu, kad begalinės sienos viršutinės įklijuoti neišeis, nes nieks sienų nelaiko ten, kurios turi būti, jos vis tiek truputį kažkur nukrypusios, kad ir kaip gerai išpjauta. Todėl reiks pirmiausia pritvirtinti galinę sieną. Bet čia jau kitą kartą. Štai klijai, kuriuos naudojau, moment, bet manau eilinis lipalas būtų puikiai tikęs. O kol kas tiek, kaip ir sakiau. Ačiū, kad žiūrėjote, jei patiko, prenumeruokit, bus sekanti dalis. Šios kolonėlės turbūt net nepaminėjau, bus skirtos tada 75-60 stiprintuvui. Ir bus 4, nežinau, ar visos vienodos, ar galinės mažesnės. Na, pamatysim.